Labas moteris. Esu jums prižadėjus tarp savo mankštos apie tą tokį rytinį masažiuką, ką aš darau. Tikriausiai jau nereikia kalbėti, sakyti, kokios galios slypi mūsų pirštų galiukuose, naguose, mūsų delnuose ir mūsų pačiose rankose. Aš galvoju, kad tai yra daug didesnė galia, tie prisilietimai, kad mes save galime gydyti pačios, jausti, priliečiant veiduką, kur mums reikia, patempiant kakliuką, krūtinę, dekoltė gražinant. Tai yra visokiausių technikų, bet ne apie tai. Aš noriu apie tą energijos, pozityvo, kūno sujudinimą kiekvieną rytą, kurį mes galim pasidaryti lygioj vietoj, čia ir dabar, užtrunkant minutę, stebuklinga, kuri gali paversti visą jūsų dieną visiškai kitokią, sujudinant visą limfą, visą. Savo pakaušį. Aš visą laiką kiekvienai vietelį po 20 kartų. Čia yra kakle. Jeigu jūs pajusit savo galvą, tokios dvi duobutės virš kaklo, pabandykite jas lengvai paspausti, lengvai kakliuką. Patimtam savo viduką, keliam aukščiau, sako, jisai leidžiasi, niekur jisai nenusileis. Svarbiausia mums pačiom nenusileisti. Aš kiekvieną tą pusę po 20 kartelių. Piršto galiukus. Nežinau, šitą jau labai senai pradėjau. Pas mane natūraliai ateina pratimai. Galiukai. Ir pats svarbiausiai tikriausiai moteriai. Čia visi limfasiai, visi susijungimai. Liemenėlės suspaudžia, drabužiai, moteris persižiūrėkit savo apatinius visus, kuo daugiau, kad nebūtų užspaudimo, kuo daugiau laisvės. Taipogi šita vieta yra labai pavojinga, bet čia žinot, moterų merginų pasirinkimai, jų mados, eina su lazeriais, depiliuojasi ir paskui tikrai turi krūtinės ligų ir problemų. Tai kokią galią turi mūsų delniukai. Einam prie mūsų gražiausio pilvelio, kur tikriausiai daugiausiai turim visos problemos susikaupusios. Savo gražius lašinukus. Pavargau čia, stengiausi atkreipti daugiausiai dėmesio. Darykit kiek norit, aš stengiausi 100 pilveliui abiem rankytėm. Kiek norit ir mūsų gražus kulubiukai, čia net ir rankytės dirba, užpakaliukas ir einam prie kojų. Aišku, visko darot, kiek jūs norite,
kiek turit laiko, kiek savi mylite, kiek norite rūpintis savimi. Bet žinot, yra tokie dalykai, sako moteris, gerai, tau Jolanta turi tokį figūrą, tiek metų išsaugojai, ar kita moteris, ar kita. Bet galiu pasakyti, visos tos moteris, jos kažką tai daro, jos kažką veikia dėl savęs, jos rūpinasi ir tai daro kiekvieną dieną. Čia netgi, žinokit, vienos kojytės nuovargis, abiem rankytėm. Kiek norite kartelių, kiek turite laiko. Bet tai turėtų patapti tuo įprotuku, kaip dantukų valymas. Čik, 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 visą ir viskas. Ir visai kita diena. Linkėjimai iš Kauno. Mirta, ateik. Ateik, Mirta, 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 linkėjimai. Mirta, našlaitėlė. Turim dvigubai rūpintis, taip. Tėtukas serga, negali rūpintis. Tavim rūpinuosi. Ką? Ate visiems. Būkite stiprios merginos ir moteris.